Jo, Mauzerį, štai ką pridirbo Aušrinė Marina Pavilionienė. Nu ir ką pridirbo? Ką pridirbo? Jinai per televizorių prisipažino, kad turi egiptietį ir darys su juo lytinį seksą iki 80 metų. A tai kur čia prisidirbimas, gerbiamas Surski? Taigi čia teigiamas dalykas pakelia tonusą, mažina šitą cukraus kiekį kraujyje, sureguliuoja kraujospūdį, skaistina veido odą. Jūs jau baigėt savo seksualinės serijas? Jūs baigėt jau, ne? Baigėt. Tai va, ką aš jums pasakysiu, mano Surskienė, prisižiūrėjus iš šitų dalykų per televizorių, suprato, kad seksas egzistuoja iki 80 metų ir pradėjo iš manęs reikalauti lytinio gyvenimo. Nu tai gerai, juk ponas mėgstat pasigirti visiems per televizorių savo seksualiniais nuotykiais ir jų skaitlingumu per vieną naktį. Maža ką aš šneku. Ką jau pakalbėti negalima laisvoj šalyje. Tai buvo tik tais mano nuomonė. 80 metų. Tai kas aš, sekso vergas? A? Tai gerai, Surskienė sako, nu gerai, nu nenori, tu nenori. Nu tai bet tada tai nupirk man bilietą į Egiptą, sako Surskienė. Nu, geriausia būtų į Šarm al-Šeichą, nu, a jeigu neišeina, tai į Hurgadą. Sabagą. Nu gerai, nu ir ką? Nu ir ką, vargstu. Lipu pas žmoną į lovą ir vaidinu egiptietį. 10-15 minučių preliudija, po to 10-15 minučių glamonės. O po to po visko tai nenusisuki į sieną ir nemiegi savo, o visą pusę valandos šnapždyk gražius žodžius ją įausi. Tai vat kokią vergyją į mano namus užnešė Aušrina Marina Pavilionienė su savo pareiškimais. Nu jo, gal ir pridirba Aušrina Marina čia. Tai jeigu tau pačiai gerai, tai tu ir sėdėk sau tyliai ir džiaukis. Tai nereik ant visos Lietuvos čia girtis, visiems pasakot ir gadint kitų šeimų gyvenimus. Tu, Aušrina Marina!